Tų stovyklų tikslas toks ir yra, kad populiarinti medalio meną ir taipogi ir mažosios skulptūros sritį. O gimsta taip, pirmiausia, kadangi, kaip sakau, ten generolas nuleidžia iš dangaus visą laviną paveikslėlių, reikia atsirinkti, kuris artimiausias. Tada nusipaišai tą paveikslėlį, tada pradedi lipdyti ir paaiškėja, kad viskas keičiasi radikaliai, nes tai yra nebe piešinys, o jau trimatis objektas. Kiekvienas etapas tau yra kaip stebuklas, nes praktiškai tas generolas viską koreguoja, kaip aš sakau. Jisai nuleidžia tą idėją ir tu esi tik imtuvas ir siųstuvas. Medalis jisai užfiksuoja įvykius. Ten įvairūs menai, jie gali tiesiog išreikšti emocijas ar kažkokie tokie labai poetiški, o medalio menas jisai toks labiau akcentuoja svarbius istorinius įvykius, kertinius. Tai padeda vystytis šakai, išties. Suburia ir naujus žmonės, ir iš užsienio irgi labai svarbu tarptautiškumas tas, tai visi labai džiaugiamės. Labadiena. Dziękuję, jestem pierwszy raz przyjechałem z Polski. Iš Lenkijos į stovyklą atvykau pirmą kartą. Noriu padėkoti organizatoriams už kvietimą ir šiltą priėmimą. Labai džiaugiuosi būdamas čia. Su liejyba ir jos technologijomis aš buvau susipažinęs teoriškai. Tačiau tai, kas vyksta stovykloje, man yra nauja. Ir labai įdomu viską išbandyti praktiškai. Kieruję Stowarzyszeniem Sztuki Medali. Lenkijoje medalininkystė yra labai populiari meno rūšis. Nors esu skulptorius ir medžio meistras, medalininkystė man artima, tad ir metalas bei medis mano darbuose turi bendrų sąsajų. Tai, kas sukuriu iš medžio, vėliau įgyvendintus projektus perkeliu į kitas medžiagas. Smagu, nes daugiau jaunimo, nes kaip prieš 5 metus buvau, tai buvo mažai ir šiaip visi kas kur dirbdavo, o dabar taip bendruomeniškai visi, ne visi, bet daugumą susirinkdavo ir dirbdavom savus dalykus, kurdavom ir viens kitam kažką ten padėdavom. Tai galimybės technologinės išsiplėtė, nes prieš 5 metus buvo daug mažiau visko, ir bronzos, ir kiekiai mažesni visko, ir tiesiog dabar su kiekvienais metais vis daugėja visokių technologinių dalykų. Ačiū. Kol medalininkai 2 savaitės akademijoje dailės dirba ir kuria įvairius medalius, tai mes čia Žemaičių kaimo muziejuje mes tą patį darome tik per 2 dienas. Tai iš tikrųjų jie pirmiausia buvo trumpai supažindinti su medaliu, tai yra sužinojo, kad medalis gali būti skirtas ne tik kažkokiam garsiai asmenybei, kaip apdovanojimas, kaip sporto kažkoks tai apdovanojimas, bet taip pat, kad gali jie skirti net tą medalį ir savo, gali skirti močiutei, gali skirti net ir vabalui. Buvo labai daug labai įvairių ir įdomių sprendimų. Vieni pasidarė medaliukus tėvam, kiti atkreipė dėmesį į save ir paieškojo, kas jiem yra įdomu ir pasidarė pagal tai medaliukus savo. Šiuose 39 metus vykstanti tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla, kaip ir kasmet, jinai yra ne vien tik tai kūrybinės dirbtuvės, ne vien tik tai metalo liejimas ir karštos bronzos tekėjimas, ne vien kruopštus ir ilgas darbas, kuriant idėjas ir formuojant modelius,
Bet kad vien nebūtų va, toksai tik tai tas išsemiantis kūrybinis darbas, mes visada prie to organizuojam pačias įvairiausias veiklas. Kiti metai, kaip žinia, bus jubiliejiniai šiai stovyklai, bus 40 metų. Tai aš manau, kad ta stovykla bus labiau šventė negu stovykla. Mes jau planuosimės visiškai greitai pasibaigus šiai stovyklai visus darbus, kas turės būti padaryta, kad mes turėtumėm didelį renginį ir galėtumėm sukviesti didelį būrį svečių. Tikimės gal net padaryti jubiliejinį varpą kaip bendrą projektą šiai stovyklai. Tai tokią mažą paslaptį išduodu, nes galbūt tokių medalių šičia neliesim, o tiesiog gal atsiveš jau padarytus ir mes daugiau laiko skirsim pačiai šventai. Kągi, kad bronza tekėtų. Tekėtų, taip. Ačiū.